Sveiki sugrįžę į mano YouTube kanalą, bei sveiki tie, kas esate pirmą sykį, malonu Jūs matyti. Kviečiu tapti mano kanalo nariais ir taip mane paremti. Jums tai kainuotų tik 1,99 € į mėnesį, o man tai reikštų labai didelį palaikymą. Taip pat galite apsilankyti mano Vinted gerdaris, ten galite įsigyti rūbelių, daiktų ir taip pat mane paremti perkant iš ten. O šiandien aš turiu Jums paruošti tokį mini vlogą, kaip važiavau su mama į Liepają. Ir tikiuosi Jums patiks pasižiūrėti tą mano trumpą kelionę, ką pamačiau joje. Ir jo, kaip sakant, nieko nelaukiame ir žiūrime tą vlogą. Tai išvažiavimo rytas, taip pasiruošiau, labai patiko, kaip plaukai atrodo. Nu ką, aš jau susiruošusi važiuoti į Liepają trumpų atostogų ir pasiimsiu Jūs kartu su manimi. Ir pažiūrėsim, ką pamatysim per šią kelionę. Apsirengiau šitą suknelę, kuri žiauriai gražiai man atrodo ir labai patiko, kaip visas lugavosi. Ir pradėjom kelionę. Tai aš vairavau, gan daug teko vairuoti. Kągi, pagaliau atvažiavom. Esu labai pavargus nuo vairavimo, bet mes jau prie jūros. Tai linksma. Tai pirmą dieną, kai atvažiavome, buvo labai pasaka oras, atrodė, kad vasara, o ne ruduo. Tai tikrai išėjo ir pasideginti, ir pasimaudyti, labai faina. Tik čia paplūdimys vien akmenukai, tai žiauriai skauda per juos eiti. Ir labai daug medūzų vandenyje, kas man labai patiko, bet labai nepatiko, kad kiti vaikai ir suaugę žmonės tiesiog mėtosi jomis ir laiko lyg negyvą daiktą, nors čia gyva būtybė, tai nepatiko matyti tai. O čia, kur mes apsistojome šitam butuke ir per jį matosi labai gražus vaizdas, o čia vakare važiavome prie forto. Ir iš čia tikrai bus daug medžiagos, nes man labai gražu ir čia prie pat yra tas vėjo, kaip sakant, vėjo elektrinė, nežinau kaip čia pavadinti, tiksliau reikia. Vos nepasakiau vėjo malūnas, bet čia labiau vėjo elektrinė turbūt. Ir tikrai įspūdingai viskas atrodo, tiek daug tų visokių griuvėsių. Tikrai žiauriai gražu ir prie pat jūra, tai tiesiog pasaka vaizdas, atrodo, kad nežinau kur būtum, net nesitikė, kad čia tiesiog Latvija, Liepoja prie jūros. Tiesiog atrodo, kad ateini per kažkokią seno miesto griuvėsius, atrodo, kad kada nors čia stovėjo kaip miestas, nežinau kaip paaiškinti. Bet įvairių tų griuvėsių ir apvalių ir su laiptais ir tokių kaip namas atrodo, labai fainiai. Tikrai įspūdingai viskas atrodo, kad ir čia kaip pakrypęs, taip įdomiai. Ir matos tie lankai ir visa kita. Ir buvo karštas vakaras, tai ta prasme tikrai atrodo, kad vasara. Čia aš aišku mėginau estetiškai paeiti savo video. Nežinau, ant kiek estetiškai gavus, bet kažkas gavus. Bet šiaip tikrai siūlyčiau, kas nėra čia buvę, tai apsilankyti prie šitų Liepajos fortų, nes tiek ir grafičių visokių gražių ir ta prasme šita moteris taip gražiai atrodo. Labai fainiai viskas čia atrodo, tiesiog įspūdinga vieta. O čia prie kitų fortų esame, kaip matote, ten matosi tas vėjo malūnas, kur buvom, vėl pasakiau vėjo malūnas, vėjo elektrinė, kur buvom, bet yra kitoj vietoj dar tų fortų toliau pavažiavusi, tai čia jie šiek tiek gal kitaip atrodo, tokie kaip nameliai, o tokie laiptai į nieką, bet žiauriai įdomiai atrodo ir per visas tas skyles matosi tie nameliai, o čia lik vandenį atrodo namas paskendęs, sakau, labai įdomiai viskas atrodo. O čia jau kitoj vietoje buvom, tokiam kaip mole gal pasakyčiau, čia plaukia ir laivai ir visa kita ir tikrai labai gražus vakaras, tiesiog dangus stebuklingai man atrodė. O čia jau kita diena ir šitą dieną aš atsibudau labai blogai jaučiantis, mane pykino, aš vėmiau, tuomet pradėjo skaudėti kaulus, sąnarius laužyti, tiesiog maniau, kad susirgau, bet vis tiek nuėjau paplūdimį, bet po to buvo blogai, tad tikrai praleidau laiką namuose, o čia jau vakare, kai išgėriau daug vaistų, ėjome šiek tiek pasivaikščioti po miestą ir čia jau ėjome prie kito paplūdimio vietos pasižiūrėti ir tikrai labai gražiai viskas sutvarkyta, bet mane vis dar pykino, mėginau valgyti ledą, bet pradėjo mane pykinti, tai ledą atidaviau mamai ir mato, aš visa išbalusi, be makiažo, be nieko, nes tikrai tą dieną tragiškai jutausi.
tai šiek tiek tokios atostogos nepasisekusios gavosi. Bet vis tiek tikrai daug ką pamačiau ir džiaugiuosi, kad, kaip sakant, išėjau pasivaikščioti šį vakarą, kad ir blogai jautausi. Tai pamačiau daug gražių vaizdų. Čia vyko zumba šitam pastate, labai garsiai girdėjęs tokios ispaniškos dainos, tai man labai patiko. Šitas medis labai gražiai švietė, žodžiu, labai šiaip gražus miestas ta Liepaja. Ir apšvietimas gražus, tokie labai kaip senoviški tie stulpai, labai man patiko. Šita vieta labai gražiai atrodė, nes irgi apšviesta tai buvo ir antelės plaukiojo, man labai visat patinka pasižiūrėti tokius vaizdus. Kaip matote, čia ta pati vieta, tik tais vakare jau kaip apšviesta. Ir viskas tvarkyta, daug augalų, daug gėlių aplinkui, tai labai gražiai atrodo. Aš ir neatrodau taip gražiai, aš atrodau išvargus ir visą kitą, bet viskas okei. O čia jau paskutinė diena, kai jau ruošiamės važiuoti namo. Mama lygino rūbus, ruošiamės, čia tas pats vaizdas. Ir šiandien jau, kaip matote, lyjo ir vėjas šiek tiek jau buvo didesnis, tai jau toks kaip ruduo tikras prasidėjo, nebe vasara. Nu ką, viskas, šiandien jau važiuojam namo. Žiauriai ne kažką jaučiuos, bet džiaugiuosi, kad pabuvau prie jūros. Tikrai gerai praleistas laikas. O čia mes važiavome, kur važiavome visas kitas dienas, tik tas tiltas buvo atsuktas į mumis, o tą dieną, kai turėjom išvažiuoti, tas tiltas buvo pasuktas į kitą pusę ir uždarytas. Tai negalėjom pravažiuoti, tai čia tokia kaip naujiena, nes nei karto nematėme jo taip pasukto, tai kaip tyčia mum. O čia atvažiavome prie tokios sugriuvusios pilies ir toliau lyjo, bet vis tiek pasivaikščiojame. Ir čia irgi labai gražiai viskas atrodė. Ir tas lietus netrukdė pamatyti visos tos gražumos. Jei neklystu, čia yra Grobinos pilis. Ir tikrai gražiai atrodo. Ir čia išeini į tokį kaip ežerą. Ir tokie yra laiptai į apačią, tai labai gražiai atrodo. Pamenu, kažkada esu čia buvusi vasarą, tai išvis viskas labai gražiai atrodo. O čia nufilminau kaip ir gulbę giesmininkę, bent jau taip atrodė. Ir vėliau kelyje sutikome tikrai jau gulbės giesmininkės, tai čia pamačiau, o ten jau sutikau. Bet kaip sakiau, labai gražiai viskas čia atrodė. Tuomet dar sustojame prie tokios vietos, kur netoli yra šaltinis, bet čia matosi tokias kaip salelės tolumoje, tai irgi gražiai atrodo, čia galima į apačią nulipti. Toks įdomus, kaip sakant, vaizdas. Čia šiek tiek pailsėjome tarp vairavimo, tiksliau aš pailsėjau. O čia jau, kaip ir sakiau, sutikome gulbės giesmininkės. Čia, kaip suprantu, 2 tėveliai ir vaikutis, tas pilkas vaikutis. Bent aš taip suprantu, bet žiauriai cute atrodė. Ačiū labai, kad žiūrėjote, tikiuosi jums patiko šitas mini vlogas ir ateityje planuoju nufilmuoti daugiau tokių, jeigu jums tik patinka. Ir jeigu patinka, būtinai palaikinkit, pasubscribikit ir paspauskite tą varpelį, kad niekad nepraleistumėt mano video. Taip pat pasiekite mane Instagrame gerda.ris bei TikTok'e gerdaris, ten visat jūsų laukiu. O dabar iki kito sykio.